tapusį seminarą, kuriame aš esu užsiplanavęs pašnekėti apie tai, kuo mūsų ne viena, bet dvi tyrimo grupės domisi, tai yra apie mokymosi mokslą. Ir ypatingai, kas yra dabar populiaru, kadangi mokymasis visados asociuojasi su pokyčiais, kurie vyksta galvos smegenyse, tai mokymasi neuromokslas. Mokymas, pokyčiai galvos smegenyse. Tai leiskit man pristatyti pirmiausiai turinį, apie ką aš šiandien ruošiuosi šnekėti. Pirmiausiai aš pabandysiu pristatyti 7 pagrindinius naujausius, tiesa vienas pagrindinis naujausias mokslinis atradimas, tai yra tokio lygmens atradimas, kai kuriuos metodologijos yra gautos, ir paskui 6 kitus mokslinius atradimus, kurie labai yra svarbus, tai yra bazė, pagrindas, fundamentais, formuluojant naujas tyrimo hipotezes, kurias pabandėme suformuluoti 7 hipotezes, labiau taikomųjų mokslo hipotezes. Na ir vėliau tų hipotezių patikrinimas, protokolo pristatymas, aptarimas ir be abejo iš karto jau pakviesčiau, jau kas nors norėtume dalyvauti tų hipotezių įgyvendinime, tai kviečiu dalyvauti. Tikiuosi, kad šiandieną aš suspėsiu geriausiu atveju iki 7 dalies, o paskui po gero pusmečio pabandysiu vėl įsiprašyti seminarą, kad pristatyti tas hipotezes. Tiesa, 7 mokslinis atradimas yra granai praktinis atradimas. Tai yra, kitaip tariant, pusiau praktinis. Tai yra mokslų grįsta šiuolaikinė praktika, kokia yra pagrindinė mokymosi praktika. Aš paimsiu vieną pagrindinę, pristatysiu Harvardo universiteto profesoriaus Davido Kolbo pačią populiariausią metodiką, kuri vadinasi empirinio mokymo metodika, kuri yra labiausiai cituojama, ne tik tai įvairiuose universiteto moksliniuose straipsniuose, bet ir įvairiuose studijų programuose. Tai leiskit dabar pradėti šnekėsiu aš čia pakankamai sulėtintai ir kartais parodysiu net ir filmuką. Man esmė yra, kad būtų suprantami pakankamai sudėtingi dalykai, aiškiai suprantami. Nes kas liečia galvos smegenis, nėra lengvi dalykai, patys suprantami. Milijardai neuronų dalyvauja, jie tarpusavy gali labai susieti, tai mokymosi eigoje kinta tie neuronai, tai yra pakankamai sudėtingi dalykai. Na ir ruošiausi pradėti nuo, tiesa, aš čia šneku visur savo subjektyvę prizmę, tiesa, tai moksliniai atradimai, tai bus ne per mano subjektyvę prizmę. Dabar 3 didieji dažniausiai pasitaikiantys mokslo ir praktikos klausimai liečiantis mokymosi neuromokslą. Na, pirmas, aš bandžiau, studijuodamas literatūrą, bandžiau tos klausimus apibendrinti. Pirmas, kaip atbudinti, arba pažadinti, arba paraginti protą ir jausmus, o jausmai tai žymiai ilgesnį patirtį mūsų evoliucijoje negu protas, priimti naują patirtį, informaciją. Vienas fundamentalus dalykas. Jeigu tą pažadinam, pabudinam, tai mes išmoktumėm daug dalykų, mes sugebėtumėm keistis, sugebėtumėm priimti naujus dalykus, jiems nepriešintumėmės, galų gale juos ir paskui galėtumėm plačiai pritarti. Antras dalykas. Klausimas. Kaip optimizuoti ir suderinti platų, čia ir judesių mokymą apie tą patį šneka, ir yra pilnai kiekviename modulė apie tą patį, platų ir specifinį išmokimą. Kas geriau?
universitetinės ar specializuotas? Platus, įvairus ar gilus, specifinis? Gilo klausimą. Atsakymas maždaug yra toks, dabartiniu metu iš karto pasakau, vyraujanti paradigma, platus žvilgsnis, kuo platesnis žvilgsnis, tuo praktiškesnė mintis. Mąstyk plačiai globaliai, bet veik lokaliai. Ir trečias klausimas, kaip atpažinti, čia psichologai puikiai žino, mokinio, studento, mes visi esame mokiniai, aš mokinys, mokinio talentus, nes mes visi kažkokius juos turim, vieni didesnis, kiti mažesnis, vieni vienokius, kiti kitokius, ir užtikrinti, bandžiau paieškoti žodį natūralią, tai yra atitinkančių vidinius mokinio interesus, vidinius motyvus, natūralią, o ne išorinę, kažkieno kontroliuojamą jų plėtrą. Tai esminiai klausimai. Tai paskui 7 mokslo atradimai, apie tai šiek tiek šnekės, bet ne visiškai tiesiogiai. Kai kurie ir visiškai tiesiogiai. Na ir pirmutinis mokslinis atradimas, pagrindinis atradimas, už jį gauta Nobelio premija, pagrindinis, kad mokymasis tai smegenų struktūriniai ir funkciniai pokyčiai, kurie yra galimi dėl neuroplastiškumo mechanizmų. Prieš 10-15 metų beveik niekas netikėjo, kad galvos smegenys yra plastiškos, gali kisti. Jeigu galėjo padidėti sinapsių skaičius, jeigu galėjo padidėti dendritai šakotis, niekas negalėjo įsivaizduoti prieš 10-15 metų, kad aksonai gali šakotis, o kad visiškai naujos ląstelės neuronai galėtų atsinaujinti, kad įvyktų neurogenezė, prieš 10 metų mažai kas žinau. Na, paimkime vienam stipriausiam Nature Neuroscience žurnale 12 metais, jau yra pats vienas iš stipriausių pasaulio žurnalų, aš tiesiog iš jo paėmiau galimi, žiūrėkite, neuroplastiškumo mechanizmai. Aksonas gali skilti, dendritas gali šakotis, gali naujas neuronas. Tai aš gal privalau, aš nelabai žiūriu, orientuojas su šitam. Taip. Ir čia visas tas įmanoma tiek pilkojoje medžiagoje, galvos smegenų, pilkojoje medžiagoje, kur labiau kūnai neuronų, ir tiek baltojoje medžiagoje, kur aksonai, dendritai. Ir šalia viso to lydi pokyčiai glialinėse ląstelėse ir angiogenezė kraujoje. Tai galvos smegenys kinta atradimas. Gautas Nobelio premijos, o vienas iš naujausių, kad įmanoma atstatyti. Tiesa, dabartiniu metu mokslininkai vis kiekvieną beveik mėnesį atranda galvos smegenyse naujas vietas, kuriuose įvyksta neurogenezė. O prieš 5-7 metus buvo pasakoma, kad neurogenezė įmanoma tik amonio rage arba hipokampe. Žinot, hipokampas, kuris atsakingas už orientavimas erdvėje, kuris atsakingas už trumpalaikę atmintį, kuri paskirstama į mūsų galvos smegenų protingiausią vietą žievę. Tai dabar kiekvieną mėnesį vis atranda, kad įmanomas neurogenezė kartu su angiogenezė. Tai yra kapiliarų skaičiaus padidėjimas. Mes šnekėsim, jeigu mokaisi, tai vyksta pokyčiai. Ir vyksta, kurie užsifiksuoja struktūros pokyčiais. Antras mokslinis atradimas visiškai neseniai yra tas, kad mūsų galvos smegenys konkuruoja dėl užimamo ploto. Pavyzdžiui, susipaprastinti. Pabandysiu parodyti žemėlapį mūsų galvos smegenų, kur skaičius didesnis, tas mūsų galvos smegenyse plotas yra labiau išvystytas. Norint suprasti,
Ketvirta, pagal Brodmano žievelę, ketvirtas laukelis yra atsakingas už judesio valdymą, pirmas, antras, trečias ir septintas yra už judesio jautimą, dar prijungiam ir akies ir stebėjimą akimis. 10, 11 už loginį mąstymą, 9 už judesio, 9, 8 už judesio planavimą. 40 už klausą, 45, 44 už kalbėjimą. Kuris plotas labiausiai yra apkrautas neuronai, milijonų neuronų, tas plotas labiausiai plečiasi kito ploto sąskaitą. Na, pavyzdžiui, visiškai pavyzdžiui, 4. Tai yra motorinis, šitam visam motoriniam laukelėje 4. slypi visi mūsų milijardiniai judesiai ir kitaip tariant, visas mūsų kūnas yra išdėliotas per milijonus metų ant šitos žemės. Ir pamatysit, kad per mūsų evoliuciją toje 4. laukelėje judesio valdymui 4. Brodmano laukelėje žmogaus kūno tam tikros dalys užima tokią vietą. Matot, rankos vienareikšmiškai užima didesnę vietą. Neuroreabilitacijai, judesių mokyme, galų gale proto treniravime, norint, kad labiausiai dirbtų galvos smegenys, kad labiausiai kraujo pritekėtų. Žiūrėkit, koks žmogus neproporcingas yra. Jis vadinamas žmogeliuku arba latiniškai komunkulu. Žiūrėkit, pirštai kokie neproporcingi. Ir liežuvis labai ilgas. Žmonės šneka ir pirštais. Daugiausiai tai yra mūsų judėjimas yra liežuvį judinti ir pirštus judinti. Na, kojytės man plonas, mes blogai valgom. Štai kodėl, matot, krepšininkai kamuolį geriau sugraibo negu futbolininkai, nes neįmanoma kojom pavaldyti taip judesį kaip rankų. Ir tai vyksta ne vien 4. laukeliai, bet vyksta visam 50 ir vis atrandas dar daugiau 52 ir 3. laukelėje. Yra schemos modelis. Na, supaprastintai, tai turbūt suprato. Tai konkuruoja. Jeigu šito vieno pirštelio nebebūtų, būtų amputuotas, trauma, tai vietoje to pirštelio galvos smegenyse 4. laukelėje, va čia pažiūrėtas pirštelis, užimtų kaimyninis pirštelis plotą. Ir jis didžiaugtųsi, kad užimė tą plotą. Iš karto plotą. Iš karto. Jeigu mūsų loginės smegenys dirba labai intensyviai, parblokuoja mūsų jausmus. Jeigu mes širdim mąstom, supaprastintai sakau, tai tada parblokuoja mūsų loginį protą. Jeigu mes gerai orientuojamės erdvėj, tai sąskaita kažką kitką. Jei gerai valdom judesius, sąskaita kažką. Sąskaita kažką. Gerai, tai pasakiau šitą principą. Na, dabar mokslininkai žengia kiekvienais metais, o lyderiai yra vien lyderių koncentratas yra geriausiam pasaulyje universitete, dažnai minima, kuris nėra didelis, 350 dėstytojų dirba, tai yra Kalifornijos technologijos universitetas, kurio misija yra, tai yra atrasti pasaulyje naujausias tiesas. Iššūkiai, kiek kas nieko dar nežino, mes privalom sužinoti. Tai jie atrado optimizmo centrus galvos smegenyse, naujumo siekimo centrus, socialinio elgseno, agresijos centrus. Jeigu agresijos centrai nedirba, žmogus yra neagresyvus, pagal antrą taisyklę, tie centrai pradeda atrofuotis. Aš supratau principą. Agresija ugdo agresyvumą. Naujumo siekimas ugdo naujumo siekimą, nes tie centrai kaip tik hipertrofuojasi. Vienas kitą moko. Jeigu niekas nenori kooperuotis su žmonėm, tai atrofuojasi tie centrai ir tada, kai reikės bendrauti, tai bus milžiniškas skausmas bendrauti su žmonėm ir dalintis idėjom, nes tas centras bus užakęs. Aš kabutėse sakau, užakęs. Gerai? Na ir dabar blogo plastiškumo pavyzdžiai.
galvos smegenų yra geras, kada mes ištreniruojam mąstyti, sprendimus priimti, kontroliuoti save, judesius valdyti. Parinkau vieną kitą. Yra toks dėsnis, išmoktų bejėgiškumo dėsnis. Kai nesimokai, psichologai žino, tai ir išmoksti nesimokyti. Nebenori mokyti. Išmoksti nebesimokyti. Ar aš teisingai parašiau, supratau. Kai nesimokai, vis laiką rasi būdų pateisinti, kad nereikia mokytis. Ir išmoksti pateisinti, kad tai netenka prasmės. Melo įtvirtinimo dėsnis. Daug kartų bei įtaigiai kartuojant melą, netiesą, jis tampa kaip tiesa. Jis tampa kaip tiesa. Užsifiksuoja, galvoja smegenys. Išmokštas negatyvumas. Jei visur ieškai tik blogio, tai išmoksti viską žiūrėti negatyviai. Net ir pozityvus dalykas paskui atrodo kaip negatyvus. Tokių yra tyrimų. Pasuprantat, negatyvus žmogus ištreniravęs ir viską žiūrėti negatyviai, net ir tarp pozityvių fenomenų pakliuvęs, jis juos padaras negatyviais fenomenais. Na, dabar smegenų plastiškumui, šiek tiek atsipalaidavimai, mažas filmukas. Filmuko visa esmė yra ta, kiek plastiškos yra mūsų smegenys. Buvau Olandijoje prieš 2 metus seminare ir pasivežiau šitą filmuką, tiesą visi mes internete. Ten mums rodė, kad be 10 pusrutulio mergaitė, kuriai buvo medikai 3 metų mergaitė dėl ligos, dabar nežinau kokios, buvo chirurginiu būdu išimtos smegenys iš 10 pusrutulio. Jūs pamatysite, kaip šis pusrutulis plastiškai perėmė valdyti ne tik tai, kaip perėmė valdyti ne tik tai savo pusę, bet ir priešingą pusę. Tai yra stebuklas pasaulyje, pakol kas, niekas negali dar tiksliai paaiškinti, kaip be vieno pusrutulio valdai abudu pusrutulius. Aš nerodysiu visą filmuką, iš karto rodau, kaip mergaitė 3 metų, dabar 6 metų žais, reikia kreipti dėmesį, aišku, yra tam tikrų, atrodo, sutrikimo, bet vienas pusrutulis, šiaip klasika visiškai to nežino, nepripažįsta. Štai todėl smegenų plastiškumo atradimam davė viskas prieš akis. We are beginning to harness the brain's incredible ability to invent itself, then reinvent itself throughout life. This girl is a testament to the amazing resilience of the human brain. Young Jody Miller leads an idyllic life as a 9-year-old girl. You have never guessed that she has undergone some of the most drastic surgery imaginable. Jody's first 3 years were textbook. Happy birthday, dear Jody. Then, about 6 weeks after her 3rd birthday, a storm of epileptic seizures took control of her brain. Married life became impossible. Eileen Vining. Her seizures were all. She lost control of her left side. Dr. Vining recommended being there. Brain consists of the sides control thinking, movement, and sensation, but the right side controls our left side, and vice versa. Išjungiau, kadangi visa esmė, ten buvo parodyta, kad tikrai magnetinio rezonansų dešiniajam pusrutuliui nėra smegenų, o judesius matot valdė pakankamai efektyviai. Tai tipinis pavyzdys. Gerai, trečias mokslinis atradimas. Atrastas gana patikimas būdas tirti smegenų plastiškumą. 2 Nobelio premijos už tai suteiktos. 2 Nobelio premijos. Paprastas būdas, kur galite tirti smegenų plastiškumą realiuose sąlygose. Tiesa, dar ne visiškai tokiuose, kaip mes norėtumėm vaikščiojant, bėgant, žaidžiant, mašino vairuojant, bet gan panašiuose.
Taip, Nobelio premija yra suteikta už 2003 metais funkcinių branduolių magnetinio rezonanso atradimą, kur visi esate žinot magnetą, ir mes Lietuvoje turim. Magneto pagalba mes galime pamatyti, kurios galvos smegenų dalis labiausiai dirba, kai aš šneku, kai aš keliu ranką į viršų, mašiną vairuoju, žengiu žingsnį, kai esu labai piktas, kai labai esu geros širdies, kai kažko gailiuosi ir taip toliau. Galima ištirti, kurios galvos smegenų dalis. Kitas prietaisas yra, čia mokslininkai parašyti, pozitronų emisijos tomografas, PET-as. Už PET-ą nėra gauta Nobelio premija, bet už jo senelę kompiuterinė tomografija yra gautas Nobelio premija. Tai šitie prietaisai padarė milžinišką revoliuciją, tiesą pasakius, daro dabartiniu metu. Ir visi galvoja, kad artimiausiu metu jie turi atpikti ir jų pritaikymo plotis turi būti žymiai didesnis negu kišti galvą į šitą magnetą. Žiūrėkit, judesių valdymo mokslininkai jau pasaulyje yra 100 kaip minimum laboratorijų, kurie, žiūrėkit, magnetai kišia į magnetą galvą, valdo judesius, ir stebi, įvairius užduotis atlieka ir stebi, kas galvos smegenys pakenkia. Kas galvos. Dar vienas prietaisas yra galvos smegenų yra transkranialinis magnetinis stimuliatorius. Artimiausiu metu mes planuojam šitą įsigyti. Tai jis yra šiek tiek pakeičiantis PET-ą ir funkcinį branduolių magnetinį rezonansą. Be abejo, negali iš esmės pakeisti, bet smegenų plastiškumo plotą, tai yra plastiškumo erdvę, jis taip pat gali nustatyti. Na, be abejo, jeigu neturi mokslininkai PET ir funkcinių branduolių magnetinio rezonanso arba TMS, transkranialinio magnetinio stimuliatoriaus, jie bando pagal kinematinės ir dinaminės judesių savybės, kaitaliojant judesių užduotis su labai tokiais robotais, patraukliais, kaip čia, ir galvojame iš vieno projekto įsigyti patraukliais robotais, žiūrėkit, trimatį plokštumoje, mes čia savo laboratorijai universitete turim, tokį žymiai paprastesnį. Pagal kinematinės dinaminės charakteristikas, kaitaliojant užduotis, galima spręsti, kaip veikia galvos smegenys netiesiogiai. Judesys yra langas, seniai jau šnekama, pagal judesį pažinti galvos smegenys. Bet jau nebe tas etapas, kad užtektų to. Reikia ir tų prietaisų, apie kuriuos aš minėjau. Taigi prietaisai atrasti, 2 Nobelio premijos gautos, pilna būdų turim. 4. mokslinis atradimas. Taip pat Kendelas gavo, kuris parašė nuostabią knygą apie neuroscience. Kendelas gavo Nobelio premiją už neuromokslo tyrimus, atminties tyrimus. Yra nustatytas atminties ir išmokimo mechanizmas galvos smegenyse. Vėl Nobelio premijos vertas. Ir išmokimo strategijos. Dabartiniu metu vienareikšmiškai mes tą bandom eksperimentuoti ir trumpalaikė atmintis, vidutinio ilgumo atmintis arba išmokimas ir ilgai trunkanti atmintis. Science žurnale vienam prestižiniam publikuotas, pakankamai jau senas, 2000 metai, bet tai yra kas klasika. Dar modernesnė teorija, kurią bandom dažnai patikrinti savo laboratorijose, kad atliekant bet kokius mokais judesius arba bet ką mokais, veikia 2 mechanizmai iš karto. Vienas mechanizmas yra greito išmokimo mechanizmas, jis turi savo struktūras, savo parametrus, ir lėto, greito raudonas ir lėto yra žalias išmokimo mechanizmas. Kartu veikia abudu, o realiai išmokimo kreivė yra mėlyna ir paskui, jeigu nutraukia mokymasi, kaip greitai atsistato. Tai yra mokymasi 2 tipo modelis. Nesigilinsiu. Ir vienas iš stipriausių judesių mokymo specialistas, Squire, kartu dirbantis su Kendelu, bet jis negavo Nobelio premijos, yra nustatytas atminties tipai, kaip klasika ir mokymosi tipai.
Ir mes jau studentam šitą pristatom, tiesą dar reikia juos patyrinėti, nes jie tarpusavy labai yra susipynę. Atminties pagrindiniai tipai, klasikiniai tipai. Deklaratyvinė atmintis ir procedūrinė atmintis. Faktai, įvykiai, įgūdžiai, trainingas, ir aš dabar net nežinau, kaip reikia vadinti, bet žinau, kas per mechanizmas. Klasikiniai refleksai, prisimenam Pavlovą, klasikiniai refleksai dar skirstume ir neasociacinis mokymas. Čia atskiros paskaitos tikslas. Mes labiausiai akcentuojam dabar deklaratyvinės atminties šitos du dalykus ir nedeklaratyvinės šitą procedūrinį dalyką, remiantis dviejų tipų modelis. Na, čia yra klasika, čia yra verta remtis. Na ir Nobelio premijos laureatas Kendelas atrado 4 mokymosi fazes. Pirmoji fazė – dėmesio koncentravimo arba stimulo identifikavimo. Kas tai yra? Reikia suprasti, norint išmokti. Antra fazė yra informacijos užkodavimas. Ką tai reiškia? Vėliau prijungsim kolbą, jeigu suspėsim šiandien kolbos sakys, yra informacijos užkodavimas su refleksija labai susietas. Trečioji fazė – informacijos konsolidavimas, užtvirtinimas, apibendrinimas. Žievėje, o informacijos užkodavimas amonio rage, hipokampe vyksta. Ir informacijos atgaminimas, ištraukimas iš galvos smegenų lobyno, iš žievės, milijonų stalčių ištraukimas. Tiesa, naujas mokslo žodis šiandien šneka, nenoriu to praleisti, jeigu mes ištraukiam iš galvos smegenų žievės tam tikrą informacijos paketą, matėt atminties paketą, ištraukiam mes jo rimtai, nepermastom, nepakartojam, tai tas toks trumpalaikis ištraukimas galim visiškai netekti tos informacijos. Dar vienas dalykas. Traukiant vieną informaciją iš žievės, mums kartu traukiasi, kadangi viskas ir susipainioja, 5 nereikalingos informacijos, kur mums tuo momentu nereikia. Žiūrėkit, kaip baisu. Mums reikia vienos, traukiam 5 bereikalingas, 5 bereikalingų netekom, bet jos kitą kartą bus reikalingos. Štai kodėl reikia žinoti tiksliai, kaip ištraukti. Ir kaip pavojinga kartoti, jeigu rimtai nekartojam. Ir tas yra verta patyrinėti. Na, dabartiniu metu vyksta atminčių karai, visi tai žinom. Net yra toks mokslas neurojurisprudенcija ir jo, pavyzdžiui, naujausiuose straipsniuose yra tokių, net ir tokių yra faktų. Amerikos konstitucinis teismas nuteisė vieną žmogų už žmogžudystę, nes 17 liudininkų sakė, kad jis yra žmogžudys. O po 2-3 metų išaiškėjo, kad jie visi 17 sakė netiesą, nes pasirodo, kad galima visiškai kontekstas arba interpretuojant, kas yra tiesa socialiniam kontekste, plus emocijos, jeigu yra pajungtos, galima visiškai iškraipyti tiesą. Visiškai. 17 liudininkų įsitikinę sakė, kad tas yra žudikas. Jie visi sakė netiesą. Ką daro socialinis kontekstas plus emocinis kontekstas? Na ir tai verta labai patyrinėti, tas yra vienas iš pikų. Tai kolegos 5. mokslinis atradimas. Atrastas maždaug prieš 15 metų, bet dabartiniu metu jis yra, galima sakyti, patikslintas dėl šitų prietaisų gerųjų. Tai yra atrastas mokymosi kontrolierius. Mokymosi, arba executor function. Vykdymo kontrolierius, kokias nors gali psichologai pasakyti, kaip čia reikia elegantiškai pavadinti. Executive function. Tai yra galvos smegenyse, kuris kontroliuoja mūsų mokymosi procesus.
kontroliuoja mūsų elgseną. Na, tai suprasit, teiksiu vienos iš lyderius Adelės Diamond straipsnį, kurį rekomenduočiau paskaityti labai tikrai prestižiniam žurnale, pakankamai naujas apie vykdančiąją funkciją, kuri yra suskirstyta į tokias pagrindinės dalis. Priklauso nuo darbinės atminties, mums reikia ištreniruoti darbinę atmintį, mums reikia ištreniruoti slopinančiąją funkciją. Slopinančiąją funkciją tai reiškia, mums reikia koncentruoti dėmesį į norimą dalyką ir tuo momentu reikia užslopinti pašalinius dalykus. Nu, pavyzdžiui, sėdit šiame seminare. Idealiausių variantų įmanoma koncentruotis, aš šneku 20%, 80% žmonės išplaukia iš auditorijos, galvoja apie pabaigą, apie vakarą, apie savaitgalį, apie kitus įvykius galvoja. Tai jeigu yra gera slopinanti funkcija, reikėtų užslopinti, negalvoti apie tai. Slopinanti funkcija viena iš svarbiausių ir trečias komponentas yra kognityvinis lankstumas, gebėjimas pereiti nuo vieno dėmesio šaltinio link kito. Na, neuromokslo specialistai dabar sako, kad šitas amžius universitetuose yra kova ne dėl idėjų, bet kova dėl dėmesio koncentravimo, dėl dėmesio, į ką bus koncentruotas dėmesys, ką užslopinsime ir ką koncentruosim dėmesį, kadangi kiek daug mes turime informacijos. Tai yra kova dėl dėmesio. Na, jeigu mes turime darbinę atmintį, tai jeigu turim tą slopinančią funkciją, galim atskirai, toliau lankščią, mes ištreniruojam mąstymą, problemų sprendimą, planavimą. Va, mokymasi, kas yra pagrindinis šerdis. Ar judesius mokom, ar matematikos uždavinius spręsti, ar ekonomikos uždavinius spręsti, ar mašiną valdyti. Tai yra savęs valdymo mechanizmas. Šitas mechanizmas labai priklauso nuo emocijų, šitas mechanizmas labai priklauso nuo socialinio konteksto, jį labai iškraipo emocijos, kaip sakau, dėl to reikia gebėti slopinti. Pakalbėti aš nereikalingus šaltinius, nereikalingą informaciją. Na, aš jums parodysiu, gal jau buvo rodęs klasikinį filmuką, Harvardo universiteto mokslininkai prieš 40 metų atliko tyrimą, psichologai neturėdami nieko bendro daro su neuroplastiškumu. Jie tyrė vaikų gebėjimą atsispirti pagundai. Tai yra, kaip vaikai pasižymi viena iš labiausių funkcijų žmogui slopinančią funkciją. Ir iš 100 vaikų maždaug pagundai atsparus yra maždaug 3, 4, 5. Kiti visi sunkiai atsispirti. Šiame filmuke pamatysit gan sėkmingus vaikus. Nu, vienas kitas bus nesėkmingas. Ir toliau Harvardo mokslininkai 40 metų stebėjo pas sėkminguosius ar nesėkminguosius, kurie suvalgė zefyrą ar nesuvalgė, tai matysit. Tie, kurie suvalgė zefyrą, tie gyvenime mažiau pasiekė, nes save mažiau gebėjo valdyti. O čia yra vaikai, kuriems yra 4, 5, 6 metų amžiaus. Jau tokiam amžiuje, jau valdančioji funkcija daug ką reiškia. Tiesa, tą funkciją galima treniruoti nuo mūsų amžių. Tai yra pagundos, nuvairių emocijų, socialinių dirgiklių, parodyti, ką aš galiu. Nu ir parodau dabar tą filmuką pakankamai. Patraukų filmuką, kuris yra toks. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another, so then I'll do. And stay in here and stay in the chair until I come back. Okay, all right. Po to. Slopinančioji funkcija.
something, and I'll come back. Pavyzdžiui, atliekami tyrimai liepia žiūrėti filmą ir nesijuokti, kai filmas yra juokingas, valdai save. Tai pasirodo, kad po tokio filmo, kai tie, kurie sugeba nesijuokti, save valdyti, kai paskui reikia spręsti matematikos uždavinius, jie išsprendžia blogiau, po to jie yra pavargę, savęs nebegali jau kontroliuoti. Įdomus labai tyrimas. Pokštai ištis savęs valdymo ir savo valdymus nuolat, savęs valdymo nuolat super. Tai mes taip pat ir taip bandom tyrinėti, tiesa, čia yra pirmutiniai žingsniai toje srityje. Na, dėmesio koncentravimui aš čia ištraukiau labai, žiūrėkit, smegenų ligomis sergantys žmonės, greičiau atranda veidus. Turimas vieną mano doktorantė, psichiatrė, tai kokiom ligom čia sergantys labiausiai geba koncentruoti dėmesį staigiai ir žiūrėti veidus. Šizofrenija, kokia ši ligom, aš dabar net prisimenu. Kas daugiau veidų mato, tas daugiau turėtų požymių. Ar matosi čia veidų? Kas mato daugiau veidus veidus? Kaip danas, kas mato daugiau veidus? Po 7 veidus. Fiziologijos naujos. Ir bus šeštoje mokslinio atradime 5 stimulai, pagrindiniai stimulai, veiksniai, kurie stimuliuoja, keičia smegenis. Mokymasi padedantys stimulai. Super, tas bus susieta, pamatysit labai greitai susieta su judėjimu. Tai ne tik judėjimu, norint kažko išmokti,
yra 5 atrasti stimulai, kurie keičia smegenis, padeda keisti smegenis, padeda geriau išmokti. Tai pakankamai greitai, aš šiandien perėsiu. Kokie pagrindiniai? Čia kiekvienam iš prestižiškiausių pasaulio žurnalų. Kokie pagrindiniai? Kognityvinis stimulas, sensorinis, nesigilinam, fizinis aktyvumas. Jau fizinį aktyvumą matom. Dabar einam toliau iš karto. Pilnas atradimas iš tų 5-6. Galvos smegenys labai plastiškai kinta dėl įvairių naujų, patrauklių bei prasmingų vidinių iš vidaus ir išorinių stimulų. Galvos smegenys plastiškai kinta. Esam kitoje aplinkoje, Niujorke pagyvenam 2 savaitės, galvos smegenyse sinapsių kiekis padidėjo. Įdomiam miške pasivaikščiojam, gamtoje iš karto pakenkia. Mokomės kitoje erdvėje, galvos smegenys yra labiau suaktyvintos, lengviau galim išmokti. Čia apie tai eina. Naujovė. Kodėl galvos smegenys visada išmoksta naujus patrauklius dalykus? Dėl to, kad jos kinta dėl naujų patrauklių originalių dalykų. Štai kodėl studentai savo galvose labiau užfiksuoja jiems prasmingus vidinius, naujus, jiems patrauklius dalykus. Naujus. Seni dalykai mažiau užfiksuoja. Nauji, prasmingi, patrauklūs dalykai. Mūsų galvos smegenim yra įdomus įvairovė ir naujovė. Visi monotoniški, kasdieniniai dalykai yra nenauji, galvos smegenim yra neįdomus. Mums reikia įvairių stimulų, norint išmokti. Įvairių skirtingų kampų. Kuo platesnis žvilgsnis į pasaulį, tuo geriau mokosi galvos smegenys. Reikia iš skirtingų kampų žiūrėti į tą pačią problemą, o ne bandyti automatiškai pagal Paulą tą pačią problemą kartoti vieninteliu būdu. Na, matau, supratot, rodau, ką rodo elitas pasaulio, Nature Review. Peliukai gyvena A variante, žiūrėkit, 2 peliukai mažai zausliukų. Toliau B variantas gyvena 4 peliukai. Tai A variantas ir B variantas yra tas pats pokytis galvos smegenyse, o C variantas nepalyginimai didesnis pokytis galvos smegenyse. Reikia žaislų, reikia įvairovės. Vienas peliukas uždarytas, galvos smegenys mažai tobulėja. Jeigu jau 2, daugiau, 3, dar daugiau, žaisliukų dar daugiau. Jeigu žaisliukai yra įdomus ir niekas juos neliepia ją įžaisti, o kaip mokytojas nurodytų žaisti, kaip pavyzdys, pats vaikas taip pasirenka, tai galvos smegenim yra fantastiškas dalykas. Fantastiškas dalykas. Tai tą rodo naujausi moksliniai tyrimai, žiūrėkit, kitas prestižinis Science žurnalas, žiūrėkit, kaip peliukai žaidžia, kaip galvos smegenys kinta. Įvairovėje atliekant judesius, galvos smegenys kinta ir tai padeda išmokti. Super įdomus dalykas. Bet antras atradimas. Pagal mane vienas iš naujausių ir vienas iš įdomiausių. Ta ruoškės atlikti mes su savo porą eksperimentų. Vien šitą tyrimą. Aerobiniai pratimai treniruoja ne tik širdį, bet ir smegenis. Ir treniruoja smegenyse svarbiausią dalį, kol kas nustatytą hipokampą arba amonio ratą, kur atsakingas, kaip minėjau, už atminties užkodavimą. Ir ką padaro, padidina neuronų kiekį hipokampe, aerobiniai pratimai. Tiesa, labiausiai tai veikia pagyvenusių ir senyvo amžiaus žmonėm, jauniem žmonėm pakol kas tiesioginio įrodymo yra mažai. Senyvo amžiaus žmonėm vienareikšmiškai norint apsisaugoti, kad nuo demencijos, norint apsisaugoti nuo Alzheimerio iš ankstinio, norint, kad smegenys dirbtų produktyviau, kad būtų dėmesio koncentravimas ir ypatingai aerobiniai pratimai gerai treniruoja vykdančią arba kontroliuojančią funkciją, kaip ir aš šnekėjom, ir ypatingai tą slopinančią, kur ką tik tas vaikai žaidė su, nežaidė, bet buvo testuojami su zefyrus. Aerobiniai pratimai. Bet vienintelė sąlyga, aerobiniai pratimai ne tiesiogiai pakeičia galvos smegenis, bet pastimuliuoja galvos smegenų proto treniravimą. Neužtenka vien bėgioti. Bėgiojimas, vaikščiojimas, tiesa, vaikščiojimas vienas iš geriausių. Vaikščiojimas yra stimulas, hipokampas didėja, bet norint, kad jis protingėtų, reikia protauti.
Aerobiniai platinimai yra pagrindas, bet toliau reikia mąstyti. Aerobiniai platinimai plus kognityviniai platinimai. Geriausias vaistas išmokimui. Kūno kultūros pamoka suderinta su matematikos pamoka yra fantastiškas dalykas ir pilna tokių dabar įrodymų apie tai. Na, kad lėtas bėgimas, bet ne antidepresantai labai stipriuose moksliniuose žurnaluose kalbama vadinama hipokampinio neuronų kiekį arba neurogenezę. Taip pat irgi faktas. Lėtas bėgimas, bet ne antidepresantai. Na ir žiūrėkit, ką rodo moksliniai tyrimai. Aiškus faktai. Eriksonas, vienas iš stipriausių mokslininkų, paėmė keletą duomenų. Širdies kraujų sistemos darbingumas, maksimalus deguonies vartojimas. Profesorius Stasiulis tarpu puikiausiai žino. Regresijos kreivė, priklausomybė, hipokampo, paimtas didelis kiekis žmonių, koks kiekis 165 pagyvenus amžiaus, hipokampo tūris kaip koreliuoja su maksimaliu deguonies suvartojimu. Tiesiai nepriklausomybė. Vienas žodis. Hipokampo tūris kaip koreliuoja su maksimaliu deguonies suvartojimu. Tiesa, tą reikia dar patyrinėti, reikia tiesioginio eksperimentinio įrodymų, nors tai dabar pikas daug kas bando daryti. Ir kaip minėjau, mes taip pat mintysim. Na, žiūrėkit, ką sako tas pats iš vienam Eriksono naujausių straipsnių. Aerobiniai platinimai pagerina kognityvinę funkciją ir smegenų tūrį pagyvenus amžiaus. Vaikščiojimas 1 mylią per dieną gali apsaugoti mūsų senyvo amžiaus žmonėms hipokampo mažėjimą, net iki 10 metų hipokampo turi mažėjimą. 1 mylė, bet tas yra vidutinis intensyvumas. Didelio intensyvumo yra blogai. Hipokampo tūris pradeda mažėti. Per mažas intensyvumas neveikia. Turi būti vidutinio intensyvumo. Vidutinio intensyvumo pasivaikščioti hipokampo. Super. Ir tiesą matėt, gerėja vykdančioji funkcija. Dar toliau pasiteikus magnetą, ką mokslininkai mato. Žiūrėkit. Dėl senėjimo kokie galvos smegenų plotai atrofuojasi. Žinom, dėl senėjimo atrofuojasi. O čia žiūrėkit kitas, ką padeda aerobiniai platinimai. Pasivaikščiojimas, plaukiojimas, žaidimai, aerobiniai platinimai. Rodo, ką jie stimuliuoja. Čia rodo, kurios vietos labiau yra atrofuojamas, o čia rodo, kurios vietos pilkoji medžiaga, baltoji medžiaga, mokslininkai tyrinėja. Akivaizdus įrodymai. Dar toliau, žiūrėkit, keletą įrodymų, kad mažiau būtų abejonių. Rodo prielaidos, kuriamintis bandysim toliau hipotezės kelti. Aerobinis darbingumas, kaip yra susietas su gebėjimu, matematikos gebėjimu. Vaikų matematiniais gabumais. Keistas ryšys. Atrodytų sveikų protų paėmus, bet dabartiniu metu neatrodo keistas. Kadangi pradedam suprasti, nuo ko tai priklauso. Aerobinis darbingumas ir kas čia skaitymo gebėjimai. Dar, čia mažesnis ryšys. Čia didesnis ryšys. Su skaitymo gebėjimais. Dar, paskutinį tyrimą įrodyti, kad kas labiausiai gerėja nuo aerobinių pratimų. Čia yra kontrolinė grupė, čia yra kontrolinė grupė pilka, o balta yra grupė, kur atliko aerobinius pratimus, ne mažiau kaip 6 mėnesius reikia atlikti, kad įvyktų pokyčiai galvos smegenyse. Žiūrėkit, aerobiniai pratimai geriausiai ką treniruoja? Slopinimą nevalgyti zefyro, slopinimą apsaugot nuo pagundų, gebėjimą koncentruoti dėmesį į svarbų dalyką. Šio talentas esi, jeigu gali pradėti darbą, jau gali užbaigti darbą. Tai yra pagrindinė tarp vykdančioji funkcija. Tai aerobiniai pratimai labiausiai šitą padeda, toliau yra orientavimasis erdvėj, pabandysim parodyti. Ir sprendimo priėmimo greitis, decision making, sprendimo priėmimo greitis, visi pokyčiai reikšmingi. Tiesa, juos reikia dar tikrinti, bet jau matot yra akivaizdžių duomenų. Dar trečias atradimas, labai prestižiniam žurnale, kuris sako, kad jeigu žmogus
persivalgo arba vartoja per daug riebiųjų rūgščių, tai sutrinka neurogenezė ir ypač neurotropinių medžiagų gamyba, tai yra neurogenezė hipokampe arba amonio rage. Mūsų amonio ragas arba mūsų smegenys labiau yra protingesnės, labiau plastiškesnės, šiek tiek alkanesnės negu persivalgiusios riebaus maistas. Mūsų paprastintas, kad būtų baidžiau suprast. Ar supratom? Tiesa, tą reikia rodyti, aerobiniai pratimai plius maistas, aerobiniai pratimai dar plius visi džiaugsmai, tai čia susideda atpildai, to išnekėsim, čia yra kompleksinis dalykas. Na ir D variantas, kas dabar yra neuromokymusi labai didelis pagrindas, kad galvos smegenys ypač mokosi, arba ypač treniruoja tokie fiziniai pratimai ar aplamai, tokia veikla, kurie suteikia žmogui atpildo ir vidinio džiaugsmo. Tačiau atpildas geriausiai veikia, jei nėra per dažnas ir nenuspėjamas. Netikėtas atpildas. Eini egzaminų laikyti, galvoji, gal 7, galvoji 10. Tai yra dopamino daug išsiskiria galvos smegenys, yra dopamin-based learning. Na ir emocijos jausmai yra optimalus stresas, emocijos jausmai, daug dopamino, vidinė motyvacija pažadina galvos smegenų žievę ir jos vienas svarbiausių funkcijų kontroliuojančių emocijų. Pradėjome, nuo jausmų reikia pažadinti. Per džiaugsmą, per atpildus, per malonumus, bet per netikėtus, per dažnas nieko neveikia ir per pelnytus. Na, reikia man eiti jau trupučiuką į pabaigą, aš čia paskutinį parodysiu, dėl vidinės motyvacijos išorinės, labai jau rekomenduočiau aš paskaityti vieną iš pasaulio dažniausiai cituojamą straipsnį apie vidinę motyvaciją, nuo kurio priklauso mokymosi esmė. Tai vidinė motyvacija žmogus mokosi gerai tada, kada jis yra autonomiškas, mažai kas kišasi, kada jis džiaugiasi savo pasiekimais, kompetencija, kada jis jaučiasi kažkam reikalingas ir kad jis pats nori siekti naujų žinių. Neuromokslui didžiausias priešas yra nurodymai, kontrolės, darbų atlikimo terminai, konkurencingumo didinimas, sakymas, skaitymai, kūryba, galvos medžiagas, užblokuoja. Vienas iš įdomiausių. Na, automatiškas iš anksto žinomas judesio atlikimas arba bet ko atlikimas neskatina dopamino padidėjimo, nesuteikia džiaugsmo ir galvos smegenys mažai iš to mokosi. Ir paskutinis iš tų vadinamųjų pikų pilnavertis miegas. Anksčiau galvodavo reikia būtinai 4-8 valandų, žiūrėkit, neįčia žurnale. Pilnavertis miegas, dabar galvojama, kad užtenka net snustelti nuo 5 iki 15 minučių. Labai svarbus yra galvos smegenų išmokimo, jau jos pagrindinė fazė, konsolidavimo fazė. Idealiausias variantas, jeigu studentai paskaitos pabaigoje 5 minutės užmiega. Tada vyksta konsultacija. Tada pareikia vaikas paskaitas, nes tada vyksta efektyvus mokymas. Gerbiami kolegos, aš pristačiau pagrindinius mokslo atradimus, o jų pats svarbiausias, tai galvos smegenys yra plastiškos. Vienas iš svarbiausių yra dar tai, kad mes jau turime instrumentus, kaip patiriamėti. Nebūtinai reikia turėti Nobelio premijos vertų prietaisų, užtenka paprastesnių, net užtenka judesių kinematinių ir dinaminių. Ir parodžiau, kokie yra pagrindiniai stimulai, galintys pagreitinti judesių išmokimą ir išmokti ilgesnį laiko tarpui ir juos plačiau pritaikyti. Be abejo, jų yra žymiai dar daugiau, jų čia galima žymiai plačiau. Liko man, kitam kartą aš bandysiu dar papasakoti apie Kolbo, vyraujančio mokslininko, kuris labiausiai yra pritaikęs mokymo teorijos praktikoje, jo modelis.
Ir kaip reikėtų mokyti studentus pagal kalbą universitetuose. 15 principų. Tai turbūt galvoju papasakos kitą kartą, nes jau šiam kartui praėjo visa valanda ir aš nebespėjau. Daug kas keičiasi lyginant su klasika, net ir su ta dabartiniam naujovėm, kur universitetai pasaulio, Europos dabartiniu metu bando įdiegti pagal kalbą ir pagal neuromokslą mokymasi galėtų būti ir turėtų būti šiek tiek